Sveiki. Parodysiu jums, kaip mes organizuojam darbus objekte. Šitas video, manau, kad bus naudingas ne tik tai žmonėm, kurie patys savo jėgomis statosi namus, bet ir profesionalams. Tai ką, pradėsiu nuo įrankių. Kaip aš išlaikau įrankius, kurių reikia tikrai daug, ypač dirbant viduje, kaip aš tos įrankius išlaikau vienoje vietoje ir visada šalia savęs. Diržą viduje yra pakankamai sunku nešioti, nes kadangi nėra tiek daug vietos, visada tarp statramščių kliūva šitos, kaip pavadinti, tašės ir yra paprasčiausiai nepatogu. Tai prie ko aš priėjau, jau ne vienus metus aš naudoju tokį vežimėlį ant ratukų. Labai iš tikrųjų talpus, 3 aukštų, galima susidėti labai daug įrankių. Kaip ir minėjau, kad darant kažkokius tai dalinės apdailos darbus, tų įrankių reikia tikrai daug. Tai kas dabar dirže, aišku, aš tiesiog tą diržą, kad nenešiot ant savęs, aš užkabinu jį ant šono ir visus smulkius įrankius, kurie man yra reikalingi, visada turiu šalia savęs. Tai yra markeris, pieštukas, žirklės kažkokios, tai kažkokią tai plevelę pakarpyti, ten plaktukas, aišku, peilis, metras, ruletė, nu ir visi tokie dalykai. Toliau, ką, reikalingos, aišku, gipsą montuojant kaip minimum 2 drėlės. Tai, aišku, paprastas smūginis suktuvas, kažkur tai kažkokį tai varžtą ar dasukt ar panašiai. Ir, aišku, gipso kartono varžtams susukinėti. Renkant karkasą, tai be abejo, be mažos drėlytės bruselių galus prasigręžti be šitos drėlytės, tai nei žingsnio. Ir visus šitus įrankius susikraut tiesiog į diržą ir tampytis paskui save, nu tai tiesiog fiziškai neįmanoma. Toliau, kokius įrankius aš vežiojos ant šito vežimėlio, tai aišku, suspaudėjus, kažkur tai lyginimo darbams, viskas visada vienoj vietoj. Aišku, lazeris irgi šalia, be lazerio nei žingsnio, gulščiukas, karūnos, ertmių gręžimai, nu ir visi tokie dalykai. Aišku, kiliukai, kažkokie tai tvirtinimo elementai. Viskas yra vienoje vietoje ir labai iš tikrųjų supaprastina darbą. Kur kokiam kampe reikia kažkokį tai darbą padaryti, tai tiesiog pasivežiai tą vežimėlį šalia ir visi įrankiai visada šalia. Varžtai, įrankiai, ten kažkokie tai hermetikai, jeigu reikia, ir visi tokie dalykai. Lazeris, aišku, čia yra toksai stovelis padarytas, tai kam aš naudoju šitą stovelį, parodysiu jums kitam video. Žodžiu, tai apie įrankius turbūt tiek. Karutis labai gelbėja, labai iš tikrųjų taupo laiką, nereikia bėgiot, kažkur tai išsimėto tie įrankiai, be tokio vežimėlio reikia bėgiot, reikia pastoviai ieškot, labai apsisunkina darbas ir, aišku, tai kainuoja laiką. Toliau, ką mes darome su apskritai medžiagom? Yra daug įvairiausių medžiagų, visokių hermetikų, visokių varžtų, kažkokių tai tvirtinimo detalių. Irgi lygiai taip pat. Daėjau iki to, kad padariau tokią paprastą iš atraižų tokią lentyną ant ratukų. Kada visos šitos dėžės yra išmėtytos kažkur tai ant žemės, nu tai patys įsivaizduokit, kaip yra sudėtinga kažką tai rasti ir kaip yra sudėtinga, pavyzdžiui, per visas tas dėžės pravažiuoti, pavyzdžiui, su stelažu. Nu tai yra labai tikrai laiko gaišimas ir visada tokia objekte visada būna betvarkė. O dabar, kada mes turime viską vienoje vietoje, jeigu mums, pavyzdžiui, šitą lentyną maišo, tarkim, užstoja kažkur tai keliai, aš ją padariau irgi ant ratukų, tai labai paprastai mes visą savo šitą turtą patraukiam kažkur tai į šoną ir einam, dirbam ten, kur mums reikia. Vėl kažkur tai reikia ją patraukti, tą lentyną. Visos medžiagos važiuoja vienoje vietoje. Labai paprasta ir iš tikrųjų labai išeina išlaikyti tą švarą ir tvarką. Todėl toks mano patarimas, jeigu norite
palengvinti savo darbą, tikrai nepagailėkit, čia aš nežinau, kiek čia kainuoja ta lentyna, 10 eurų, 15 eurų, bet laiko jinai sutaupo tikrai ne 1 valandą ir ne 1 dieną. Toliau, ką aš dar norėjau pasakyti apie pačias šiukšlės. Iš tikrųjų labai susidaro daug šiukšlių, ypač kada ateina laikas įrenginėti vidų. Tai yra vatos atraižos, visokių plėvelių atraižos, ką mes su tom darom. Tai be abejo, kada mes šiltinam, tarkim, pradedam šiltinti sieną, pas mumis visada šalia stovi maišas. Visos atraižos, kurias jau mes matome, kad mes jau nebepanaudosim, iš karto dedam į maišą ir kažkur tai štabeliuojam į vieną vietą. Kada baigiam visus šiltinimo darbus, yra toks dalykas kaip priėmimas vatos atraižų ir visų likučių, priėmimas atgal į fabriką. Pavyzdžiui, mes šitam namui panaudojom parok vatą, o visas atraižas mes atidavėm atgal jiems tiesiog į perdirbimą. Tai tokiu būdu mes be abejo sutaupėm pinigų, nes atraižų susidaro tikrai pakankamai dideli kiekiai ir kad sudėti viską į konteinerį, tai tas konteineris gaunasi kaip ir neužkrautas, o pinigus vis tiek reikia mokėti už kiekvieną kubą. Todėl pirmas dalykas, tai aišku, mes išsaugojam tokiu būdu gamtą, rūšiuodami šiukšlės, o kitas dalykas, tai mes sutaupome pinigus, nes mes tiesiog nemokamai galime atiduoti visas tas atraižas atgal į fabriką. Vienintelis dalykas, ką mums reikia padaryti, tai reikia išsaugoti visas tas atraižas sausas ir negalima jų sumaišyti su kitom šiukšlėm. Tai turbūt savaime suprantamas dalykas. Tai visada kažkur tai parenkam kažkokį tai kambarį ir visas tas atraižas kraunam į vieną kambarį. Kada baigiam visus šiltinimo darbus, visus maišus kraunam į autobusą ir vežam, tiesiog atiduodam. Toliau, ką mes darome su visais plastikais? Aišku, kada vata yra pristatoma į objektą, viskas yra suviniota į maišus, į plėveles ir tų plėvelių irgi susidaro labai daug užima vietos. Tai šitą dalyką irgi galima labai paprastai išspręsti. Yra įmonės, kurios surenka visas tas plėvelės atliekas ir kažkaip tai perdirba. Todėl mes irgi visas tas plėves kraunam į maišus, į didmaišius. Šitam objekte tai mums iš viso įmonė pristatė didmaišius, mes tos didmaišius užpildom su plėvelėm ir atiduodam jiems. O toliau jau jie bus atskirai perdirbinėję kažkaip tai ar kažką tai. Bet esmė tokia, kad šiukšlės atrūšiuojam, sutaupom ant to pinigus, nes ar rūšiuosi ar nerūšiuosi, jas vis tiek reikės tampyti ir kažkur tai krauti, kišti į maišus ir bet kokiu atveju. Todėl rūšiavimas tikrai nėra sudėtingas darbas, mano nuomonė. Tai mes tvarkomės su tom šiukšlėm. Toliau ką darom, kaip visos tokios šiukšlės, kaip pavyzdžiui maišytos, viskas, kas negali būti rūšiuojama, tai kažkokios tai hermetiko atliekos, ar tai kažkokios tai talpos hermetiko, tai be abejo jau tada mes samdom konteinerį ir viską kraunam į konteinerį ir tokiu būdu. Toliau, kas dar yra labai svarbu, pavyzdžiui, prie staklių, dabar mes čia šiltinam sienas, todėl viskas yra apsukta, bet prie staklių visada laikome tokią plastikinę dėžę, kur visada prie staklyno susirenka labai daug visokių atraižų. Tai kad tų atraižų nemesti kažkur tai ant žemės, kad paskui nereiktų rinkti, mes iš karto tiesiog kraunam į tokią paprasčiausią plastikinę dėžę ir kaip plastikinė ta dėžė susikaupia pilna, nešam į lauką ir pilam į kažkokią tai mūsų pasirinktą vietą. Susirinkus dideliai krūvai visokių tokių atraižų, tai dažniausiai būna taip, kad tiesiog padovanojam aplinkiniams gyventojams, kurie šildosi namus su kietu kuru, tai yra su malkom. Tai
tai dar nebuvo niekad, kad mes nerastume kam tiesiog atiduoti tokių atraižų. Tai va, šita dar irgi problema, va, tai va, pas mumis yra išsprendžiama. Toliau, bedirbant, atsiranda visada tokių va, smulkių šiukšlių. Kažkur tai kažkokia tai plėvelės, kažkoks tai gabaliukas nusipjauna, kažkur tai kažkokia tai gofra nusipjauna. Ir ką mes darome su visom tom šiukšlėm, kurios realiai, kur tu negali tiesiog kažkokią tai gofrą patrumpinės, tu juk nebėgsi kažkur tai į maišą ir jos nedėsi. Tai, kad nemest ant žemės tokių smulkių visokių šiukšlių, tai aš naudoju paprasčiausias va pakuotės, kartoninės dėžutės. Va po visą namą yra pridėliota tokių va kartoninių dėžučių ir faktiškai va kiekvienam kambarį tos dėžutės mums tarnauja kaip šiukšliadėžės. Tai atsiradus kažkokiai tai šiukšliai, iš karto mes metam tą šiukšlę ne kažkur tai ant žemės, o metam į dėžutę. Va, kaip va matot, kiekvienam kambarį pas mane yra pridėliota va tokių va dėžučių. Ir visada pas mumis yra va palaikoma tvarka tokiu būdu. Mums nereikia kiekvieną dieną šluoti ten dar kažko tai, nes mes iš karto visas tas šiukšlės metame į dėžutės. Dėžutę ištuštinti, nunešti, išpilti į plastikinį maišą yra kur kas lengviau, negu kad sušluoti visas tas smulkės šiukšlės ir paskui jas surinkti ir tada supilti į plastikinį maišą. Tai va, čia nais va irgi va kambarys, yra va tokių dėžučių va visur primėtyta. Ir mums jos tarnauja tiesiog kaip šiukšlių dėžės. Tiesiog mums nereikia tvarkytis kiekvieną dieną, o iš tikrųjų mes gal padarom tą tvarką tik tai per savaitę vieną dieną, tiesiog, kad išsisiurbti va pjuvenas, tokią lengvą tvarką padarom. Ir viskas. Iš tikrųjų, va tos dėžutės, atrodo, reiktų jas gal išmesti, čia tiesiog kaip šiukšlės, bet panaudojam va tokiu būdu ir visada pas mumis būna švaru ir gražu. Toliau, kada pavyzdžiui, ateina dirbti savo darbus elektrikas, tai irgi yra tokia tvarka, kad, tarkim, atėjo elektrikas, tai jisai gauna kažkokį tai vieną kampą ir susideda savo visus daiktus į vieną kažkokią tai patalpą. Neišmėto po visą namą, kur ten gofros vienas rulonas vienam gale, kitas kitam gale ir viskas voliojasi ir maišosi po kojom. Va. Elektrikas šiuo atveju turi va šitą kambarį. Ventiliacijos meistrai jau savo darbus beveik pabaigė, tai jie išsivalė savo visas medžiagas ir žodžiu atlaisvino. Jie turėjo šitą kambarį. Viskas tai, va, kiekvienas turi savo kažkokią tai dalį, kur laiko savo daiktus, įrankius, medžiagas ir taip toliau. Pavyzdžiui, aš stengiuosi visada viską dėti ant kažko tai, pavyzdžiui, ant ratų. Vat aš naudoju va, devolto nuo lagaminų, va, vežimukas. Čia aš sudėjau kabelius, tai jeigu mums tie kabeliai va maišo, tai mums nereikės po du rulonėlius kažkur tai pernešinėt, o tiesiog va, ant ratukų, tai yra kažkur tai pavažiavau su visą krūvą ir juos patraukiau savo iš kelio. Ir taip toliau. Kad svarbiausia yra padaryti taip, kad būtų kuo patogiau ir kuo lengviau važinėti, tiksliau pernešinėti medžiagas iš vienos vietos į kitą. Nes kadangi tą daryti reikia pastoviai, todėl man visada patinka kažkur tai kažkokie tai vežimėliai, kažkas tai, ant ko galima sudėti daugiau tų medžiagų ir pervežti vienu mostu didelį kiekį medžiagų. Taip kaip su lentynom, taip kaip su kabeliais. Ir apie įrankius, aišku, aš jau net nekalbu. Nes toksai daiktas tikrai labai padeda. Žodžiu, visi įrankiai visada vienoj vietoj. Viskas tvarkingai sudėta, viskas visada šalia to, ko reikia. Ir žodžiu, va taip. Tai va, ačiū visiems už dėmesį. Būtinai nepamirškit paspaust
laiką, kam patiko. Dalinkite su draugais, gal ir kitiems bus naudinga. Iki kitų video.